Sveiki! Tai šiandien papasakosiu ir parodysiu apie Emzuri Protil 4T sėjamąją. Tai yra striptil, juostinio dirbimo sėjamoji, pneumatinė, 4 metrų pločio. Ši sėjamoji, kaip matote, palieka vagutes, o juostinis dirbimas reiškia, kad žemė dirba juostomis. Tai Emzuri, jeigu paimt visą lauką, 1/3 lauko, tai 33% išdirba, o 2/3 lauko, 66% palieka nedirbti. Naudojant šią technologiją, mes galim sutaupyti iki 50% sėklos ir trąšų vien dėl to, kad dirbam su Emzuri striptil technologija. Tai visų pirma, ekonominiai privalumai. Lyginant su ariminė žemdirbystė, kur ražiena ariama, 2 kartus dirbama, barstomos trąšos, sėjama, voluojama, mes 4, 5, 6 operacijas padarom vienu važiavimu. To pasiekoja, mes laiko sutaupom 4-5 kartus daugiau ir plus sutaupom kuro. Analogiškai pagal darytus tyrimus ariminė žemdirbystė reikia apie 50 litrų kuro hektarui, kad pasėtų rapsą į ražieną. Su Emzuri užtenka nuo 16 iki 20 litrų hektarui, priklausomai nuo sąlygų. Jeigu lyginant su neariminė žemdirbystė, su skutikais, kas dirba, tai grubiai sąnaudos tiek laiko, tiek kuro dirbant su Emzuri mažėja 2 kartus. Vienas iš pagrindinių Emzuri privalumų yra idealus gylio išlaikymas, nes kiekviena sėjimo koja turi savo kopijavimo ir spaudimo ratuką. Tai šiuo atveju šiame lauke sėjant rapsą gylis buvo pastatytas tarp 2-3 cm.